Esu Aušra Kačinskaitė, interjero architektė. Šioje srityje dirbu 8 metus. Tenka renginėti įvairios paskirties interjerus, nuo visuomeninių iki privačių. Aš prisimenu senuosiuose žurnaluose, moterims skirtuose ar buities, tokiuose tarybiniuose, būdavo tokie skyreliai, sakykime, kaip ten sutvarkyti buitį, ten vėl kažkaip kaip racionaliai užplanuoti, tokių būdavo, nesgi butukai mūsų tarybiniai irgi būdavo. Tikrai ne 100 kvadratų ir gyvendavo juose ne vienas žmogus. Todėl aš atsimenu tikrai tas iškarpas rinkdavau ir negi turėjau tokią kolekciją, kur aš visą laiką galvodavau, kad kaip gudru, kaip išmanu, kaip čia būtų galima pritaikyti ir nesvajodavau, kaip savo kambarį galėčiau paplanuoti. O vėliau kažkaip tie reikalai gal tokie kolekcionavimo straipsnių užsimiršo, aš pradėjau lankyti dailės mokyklą ir natūraliai pradėjau sieti savo ateitį su menais. Ir bandydama ruošti stoti į akademiją į dizainą, kas mane labai domino, aš supratau, kad aš negalėsiu tapti akademijos dalimi, nes truputį esu per daug racionali. Ir tada aš kažkaip tais pagalvojau, kad yra tokia specialybė kaip architektūra, kur viena koja ant žemės, o kita danguje. Ir tai buvo tiesiog idealu man, kur gali svajoti, bet ir tapsime tai daryti vis tiek racionaliai. Todėl aš studijavau architektūrą, baigiau urbanistiką, o interjerį atsidūriau gana netikėtai, bet iš tikrųjų manau, kad čia man ir yra vieta, nes man patinka smulkesnis mastelis ir man patinka tas nuolatinis funkcijos ieškojimas, sakykime. Šis 40 kvadratinių metrų butas buvo įsigytas su daline apdaila. Tad interjero dizaineriai Aušrai Kačinskaitei teko kurti objekto stilių pasitelkus baldų ir interjero detalių pagalbą. Norėta buvo įrengti kažkaip labai lengvai, paprastai ir maksimaliai erdviai, kadangi patalpa yra nedidelė. Tai pasirinktas skandinaviškas stilius, nes jis yra tiesiog paprastas, funkcionalus, mielas ir manau, kad nieko geriau už jį nėra. Ypač tokiom sąlygom. Buto apšvietimas pasirinktas zoninis. Daug dėmesio buvo skirta skaitymo vietai, valgomojo ir virtuvės zonoms. Visas jas puošia itin stilingi mobilūs šviestuvai. Patalpos tikrai nėra didelės, jas reikėjo padalinti funkciškai jau pačiais baldais ir, sakykime, irgi tas labai įtakojo, kad turėtų būti jų minimaliai ir jie turėtų būti maksimaliai multifunkciniai. Sakykime, turi būti minkšta vieta atsisėsti svečiams, bet svečiams turi būti kažkur pernakvoti, nes šeimininkė mėgsta svečius. Tai vėlgi, sakykime, ta sofa turėjo būti, tada automatiškai gaunasi kampas, kad būtų daugiau galima svečių sutalpinti, kad jisai būtų įsiskleidžiamas. Miegamajame vėl atsižvelgti į prioritetus, kadangi nėra jokio sandėliuko ir jokių didelių spintų, tai teko dalį miegamojo paaukoti, kuris ir taip nėra didelis, paaukoti spintai. Realiai tai nėra jokia auka, tai ta prasme yra tiesiog išlošimas netgi, sakytum. Kažką truputį paaukojant gauni 2 dalykus vietoj vieno. Tai realiai šitam bute tai viskas yra 2 viename. Interjero detalės architektė rinkosi pamažu, derindama vieną prie kitos. Ilgainiui bute atsirado nemažai įdomių ir stilingų interjero detalių. Svajonių klientas, ar ne, tai būtų toks, kuris turi skonį, jaučia subtilybės ir tiesiog su juo kalbėsi kaip su kolega ir tas darbas toks kaip pingpongas vyksta, tiesiog mainimasis idėjom ir viskas įgyvendinama, tai toksai, sakykime, gal turtingas, išsilavinęs, turintis skonį klientas, kuris leistų atsiskleisti, sakykime, maksimaliai.